freedom means for me mainly one thing, for which people were fighting, giving their lives. For me, in one word, it means respect. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo proga Kauno Jono Jablonskio gimnazijos mokiniai nusprendė pakalbinti Žaliakalnio bendruomenę, mokytojus, mokinius ir darbuotojus. Ir jų paklausti, o ką jiems reiškia gyventi laisvoje Lietuvoje? Ką jie gali daryti laisvoje Lietuvoje? Galiu svajoti apie neįmanomus dalykus. Džiaugtis laisva Lietuva. Galiu skaityti laisvą spaudą, žiūrėti laisvą televiziją ir šiaip jaučiuosi laisva. Aš galiu augti krikščioniškoje šeimoje ir išreikšti save niekieno necenzūruojamais ir nestabdomais būdais. Aš galiu padėti jaunai kartai tapti dar geresnė. Jaustis laisvai. Galiu laisvai klausytis muzikos. Laisvoje Lietuvoje aš galiu laisvai keliauti, susipažinti su įdomiais žmonėmis, dalyvauti įvairiuose projektuose, seminaruose. Tai yra neįkainuojama vertybė. Taip pat keliauti, taip pat susirasti daug draugų, dalyvauti mainų programuose. Taip, galų gale mūsų gimnazija. Ir tai yra beribė pažintis su įvairiais žmonėm, ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Tai va, laisvė. Laisvoje Lietuvoje aš galiu laisvai išreikšti savo politinę nuomonę ir būti tvirta bei nepriklausoma asmenybė. Pirmiausia, galiu stovėti čia su tavimi, kalbėti kaip lygius su lygiu. Galiu mąstyti laisvai ir nepriklausomai nuo bet kokios valdymo formos. Galiu turėti savo asmenybę, kuri ne tik gali turėti ateitį tokią, kokią pats arba pati savo pasiglaus. O trumpai tariant, galiu turėti šansą į ateitį. Laisva Lietuva tai yra laimingi žmonės. Laisvoje Lietuvoje aš galiu mokytis įvairiausių pasaulio kalbų. Lietuvos laisvė tai turbūt kaip ir kiekvienam lietuviui, tai kad tu laisvoj Lietuvoje esi, kad tu gali laisvai gyventi, niekam nevaržomas, kaip tikintis, kaip krikščionis, tu gali išpažinti savo tikėjimą, tu gali išsakyti savo mintis, o turbūt svarbiausia tai, kad laisvoje Lietuvoje tu visai pasijunti kitas žmogus. Laisvė tai tas pojūtis saldus, vaisiaus skonis, kuris mus veda į priekį. Tai laisvė tai būtų visiškas gebėjimas jaustis nepriklausom, laisvu, laimingu ir džiaugtis gyvenimu. Jėga. Gerai. Laisva Lietuva man tai didžiulė atsakomybė, tai moralumas. Laisva Lietuva tai galimybė kalbėti laisvai lietuviškai. Man laisvoje Lietuvoje gyventi reiškia turėti tūkstančius nesuskaičiuojamų galimybių, pažinti save ir savo šaknis. Požiūris į anglų kalbą pasikeitė. Apskritai požiūris į užsienio kalbas pasikeitė, kai Lietuva tapo laisva. Net ir anglišką knygą būdavo sunku gauti. Visą laiką ją žvejodavai visur, kur tik tai gali. Ta laisvė, kad tu gali susikrovęs lagaminus nuskristi bet kurią šalį ir tau nereikia vizų, nereikia niekam įrodinėti, kad tau reikia ten skristi. Kad tu iš tikrųjų gali jaustis laisvų žmogų. Laisva Lietuva tai mūsų kultūra. Man laisva Lietuva yra kepti burgerius ir turėti savo prigerinę. Man laisvė asocijuojasi su nevaržomumu. Aš jaučiuosi čia nesuvaržyta. Kas man yra laisvė? Laisvė man yra mano bendruomenė. Ir žmonės tie, kurie kiekvieną dieną stengiasi, kad rytojus būtų gražesnis. Ir Lietuvą padaryti dar šiltesnę ir mielesnę vietą kiekvienam.